Sveikučiai! Šiandien mano kamadė rūkyta jaučio mentė ir darysiu ją tradicišku teksasietišku metodu. Mentės mėsa šiaip jau labiau tinka troškinimui, bet galima ją ir parūkinti. Kažką panašaus jau esu daręs anksčiau, bet tada nenufilmavau. Mėsa turi nemažai skonio, bet šiaip yra kietoka. Viduje dar yra toksai jungiamasis audinys, kurį tinkamai ištroškinus suteikia dar daugiau skonio ir šiek tiek drėgnumo. Šį kartą pasitaikė ne pats geriausias gabalas, tai plėvės yra ne tik tai išorėje, bet dar ir viduj mėsoj. Ką padarysi? Tai tiesiog truputį apvalau, kad jų neliktų, riebalą palieku ir viską gerai papipirinu ir padruskinu. Prieskoniavimui naudoju tik tai druską, juodus pipirus, taip pat česnakus granuliuotus ir truputį kajeno. Tai yra tradicinis teksasietiškas prieskonių mišinys, kuris tinka bet kokiai iš esmės mėsai, bet labai tinka jautienai. Standartiškai gal turėtų būti daugiau dar tų juodų pipirų, bet mano skoniui pakankama. Pasidarytų prieskonių mišiniu gana gausiai įtrinu mėsą, tai yra iš visų pusių ją gerokai pabarstau ir pabarstau net kelis kartus, kad gerai priliptų. Nes tas prieskonių sluoksnis reikalingas, kad po to prikeptų gerai. O taip paprieskoniuotą mėsą dedu į šaldytuvą per naktį. Kitą dieną kuriu kepsninę ir reikia atkreipti dėmesį, kad tokios mėsos rūkinimas tikrai užtrunka labai ilgai, tai gali būti ir 6, ir 8, ir net 10 valandų. Tai kad ilgo rūkinimo metu tiesiog ta mėsa neišsausėtų per daug, neprisviltų apačia, dedu 2 deflektorius, o rūkinsiu naudodamas alksnio medieną. Tai iš karto daug nepridedu, įdedu 1 kaladėlę ir po to, kai jinai baigs rūkti, tada įdėsiu dar kitą. Ir šį kartą nelaukiu, kol pilnai kepsninė įkais, iš karto dedu mėsą ir pradedu ją rūkinti. Kai jau viskas viduje iššils, tai kepsninės temperatūra turėtų būti apie kokią 120–140 laipsnių Celsijaus. Bet pačią kepsninę šildau labai pamažu, vos atidaręs angas. Kad žinočiau, kas tiksliai vyksta kepsninės viduje, dedu termometrą, tai vieną termometrą dedu ant grotelių, o kitą dedu į mėsą. Taip žinosiu, ar kepsninės temperatūra yra teisinga, pasitikrinimui dar prie to pagrindinio termometro ir žinosiu, kaip kaista mėsa. Pirmo etapo, tai yra raukinimo metu, mėsos temperatūra turėtų pasiekti apie 65 laipsnius. Kadangi stengiuosi palaikyti pakankamai žemą temperatūrą, tai angų atidarimas minimalus. Dėl to pakankamai sunkiai ta mediena rūksta, įdedu dar 1 kaladėlę. 2 tokių kaladėlių pilnai užtenka išrūkinti mėsą. Dedu viską atgal ir toliau rūkinu, prižiūrėdamas kepsninės temperatūrą, kad jinai neužkiltų per daug. Beje, temperatūrą aš reguliuoju labiau su apatinė sklendė nei viršutinė. Tiesiog man taip tiksliau gaunasi. Tai mėsa pamažu rūkinasi ir reikėtų ją laiks nuo laiko dar apversti, būtų gerai. Nes dūmai nevienodai pasiekia tą mėsą, tai kad iš visų pusių skaniai pasirūkintų, ją reikia apversti. Nebūtina vartyti daug kartų, užtenka ir 1 karto. Papildomai medienos daugiau nebededu, tai kiek pasirūkins tiek nuo pačių anglių dar. Ir kiek matau, tai labai neblogai atrodo tas gabalas mėsos ir paviršiuje tie prieskoniai jau pakankamai prikepę. Galima tą mėsą jau tiesiog nuimti, toliau nebedžiovinti ir antrame etape jau įvynioti arba į aliuminio foliją, arba, kaip aš padarysiu, tiesiog į kepimo popierių, nes specialaus popieriaus neturiu. Tai mėsą nuimu ir įvynioju tiesiog į popierių, įdėdamas papildomai dar porą gabalėlių sviesto. Tikslas yra, kad kuo mažiau drėgmės dabar jau išgaruotų, nes mėsa pasirūkino tiek, kiek jai reikia. Ir toliau ją tiesiog rūkinant neįvyniojus, jinai perdžiutų. Tai dedu viską tiesiog gana standžiai įvyniodamas į popierių ir kepsiu dabar jau, kol bus mėsa minkšta. Na, o tai atsitinka dažniausiai, kai temperatūra pasiekia virš 92 laipsnių Celsijaus. Ir užtrunka jau tiek, kiek užtrunka. Gali būti ir kelias valandas, gali būti ir ilgiau. Įdedu vėl termometrą ir kai jau mėsa artės prie tos temperatūros, tada galima bus bandyti, ar jinai prasiduria lengvai ar ne. Kepsninės temperatūrą palaikau tokią pačią kaip ir rūkinant mėsą, tai yra apie 120–140 laipsnių Celsijaus. Taip troškinant mėsą, ją reikėtų irgi laiks nuo laiko apversti. Darau tai kelis kartus, tiesiog apverčiu, palaikau ant vienos pusės, tada apverčiu ir palaikau ant kitos pusės, kad tolygiau keptų. Nors įvyniojus į popierių arba foliją, vis tiek tas kepimas būna tolygesnis.
Ką pastebėjau, kad naudojant popierių temperatūra kepsnio viduje kyla šiek tiek lėčiau negu naudojant foliją. Tai turbūt dėl to, kad popierius turi geresnę šilumos izoliaciją ir man užtrunka gana ilgai, o per tą laiką tiesiog jau matau, kad anglis baigia išdegti. Tai tiesiog viską iškeliu iš kepsninės ir pridedu šviežių anglių. O kadangi viskas yra įvyniota į popierių, tai nesvarbu, jeigu jos ir pradeda degti ir skleidžia nemalonų kvapą, vis tiek galima kepti toliau, nes neįsiskverbs į mėsą. Viską sudedu atgal ir kantriai laukiu, kol kepsnio viduje temperatūra pasieks apie 90 laipsnių, tada bus galima pradėti žiūrėti, kaip jinai ar minkšta ar ne. Na ir šitas etapas užtruko man daugiau negu tikėjausi, tai galvojau, kad užteks kokių 3 valandų, bet užtruko ilgiau nei 4 valandas. Spėjo per tą laiką ir sutemti, bet mėsa jau išsitroškino ir sakyčiau, kad galima būtų dar ją patroškinti, bet tiesiog jau nebėra kantrybės. Tai nuimu, nes termometras įsminga pakankamai lengvai. Ir mėsą nuėmęs dar palaikau ją pusvalandį, kad jinai tiesiog šiek tiek pravėstų, pasiskirstytų sultis, o tada jau galima pjauti. Kaip matote, per tą laiką mėsa pakankamai susitraukė, tai dvigubai mažesnis gabalas mėsos gavosi, nei buvo pradžioj, ir labai koncentruotas skonis turėtų būti. Na ir prapjovus pasimato, kad tas gabalas mėsos nėra toks paprastas, kaip atrodo. Tai yra keli raumenys sueina, nors šiaip turėtų būti 2, bet man toks gabalas kliuvo, kur persipina viskas. Ir yra viduje tas jungiamasis audinys. Tai jį galima valgyti, galima jį išpjauti. Jeigu patroškinus, jis susitroškintų aišku labiau, bet ir čia yra tiesiog jisai neleidžia mėsai visiškai išdžiūti. O skonis yra tikrai geras. Tai tiesiog labai koncentruotas toksai jautienos skonis, labai dera tie pipirai juodi ir dūmelio kvapas. Šiek tiek gal norėtųsi, kad ta mėsa būtų sultingesnė ir galėtų būti truputį minkštesnė. Kai tokį kepsnį panašų rūkinau pernai, tai pasitaikė tiesiog geresnis gabalas mėsos. Labai panašiai dariau, aišku, troškinau folijoje, bet rezultatas buvo dar geresnis. Bet ar vertas tas dalykas 8 valandų laiko, spręskit patys. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą, spauskit like. Iki!